Labas visiems. Sveiki atvykę į bioharmonizaciją kanalą. Aš esu holistinio sveikatingumo ir personalizuotos mitybos specialistas Dovydas Lukšas. Ir šiandien turime svečią, profesorę Dalią Sekmokienę. Gal prisistatytumėt? Labą dieną, malonu visus matyti. Aš esu profesorė, baigusi kinų medicinos SQL Aging mokyklą ir dėsčiusi kinų mediciną dviejose aukštosiuose. Ir taip pat sveikos mitybos specialistė, dėsčiusi eilę disciplinų, kaip pasirinkti tą maistą, kokios lygos, sveikos mitybos principus, funkcionalų į maistą. O kinų medicina mano yra ir hobis, ir dalis profesijos. Ir įdomu, ką labiausia norėtumėt sužinoti. Jo, tai iš tikrųjų šiandien kalbėsim būtent iš tikrųjų apie mitybą. Tai tema ta pagrindinė bus tame. Beje, kas žinote, tai jau ne pirmas pokalbis su profesorė Dalia Sekmokienė yra kanale, dar keletas galite žvilgtelti. Tai šiandien esminės potemės, ką norim paliesti, tai yra balansas mityboje ir taip pat mityba organams. Tai gal pradėkim, pavyzdžiui, nuo to, kaip tradicinė kinų medicina žiūri į specifinę mitybą specifiškam organui. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad kartus skonis labai tinka kepenims ir tulžies pūslei, gerina detoksifikaciją, padeda tulžies nutekėjimui ir kitiems dalykams. Bet gal galėtumėt pateikti daugiau pavyzdžių ar šiaip paaiškinti tą patį principą? Taip, kinų medicinoje yra energija pirminė, tai yra kanalų vadinamų dar meridianais veikla. Ir tą meridianą veikia ir spalva, maisto ir spalva svarbu, ir skonis, ir aišku, žinantiems tai akupresūra, akupunktūra ir kiti metodai. Bet jeigu liečia mitybą, tai vandens stichija, kaulai, kaulų čiulpai, galvos, nugaros smegenys, tai sūrus skonis ir žuvys. Ir sūraus skonio, jeigu per daug negerai ir per mažai, mes europiečiai gal per daug vartojam, bet yra tokių šalių, kur toliau nuo jūros, ten, sakysim, jakutai, čiukčiai, tai eidavo toli ieškoti tos druskos nėščiom žmonom, nes nesivystydavo galvos smegenys. Bet riebios tos žuvis mes daugiau tyrinėjom kaip omega 3, bet jos, kadangi turėdavo vis tiek to jūros matyt vandens ir tą skonį, ir dar labai svarbus dalykas vandens stichijai, nes jinai valdo kaulų čiulpų sriubą. Vakariečiai nelabai ją tyrinėjo, bet aš turiu JAV kinų medicinos, pačių kiniečių, bet gyvenančių ne Kinijoje, JAV anglų kalba knygų, kad taip, lietuviai tai vadina cukriniai kaulai, kuriuose yra kaulų čiulpai, tai ypatingai gerai atstato kaulų čiulpų funkciją, galbūt, kad yra medžiagų reikalingų kaulų čiulpams, vakarietiškai medicinoje vadinami fosfolipidai, kitos medžiagos, nesigilinsim į biochemiją. Nežinau, ar yra dar klausimų, ar pasakoti jau toliau apie antrą stichiją, tai yra medžio kepenis ir Jo, tai gal dar greitai paminėsiu, kad, pavyzdžiui, papildomas produktas galėtų būti, reiškia, vandens stichija, tai va inkstai, šlapimo pūslė, tai, pavyzdžiui, yra jūržolės, nes kaip jeigu žmonės esate ragavę, tos jūržolės, jos tokios irgi sūrios, tai kad galima pagrindė, kaip supratau, iš jūrinių produktų. Bet jo, galite prie kitos stichijos pereiti. Tai kita stichija be kepenų ir tulžies pūslės veiklos valdo visus spazmus, susitraukimus, atsiveria akyse ir atsakinga už tas reakcijas, jeigu koreliaciją daryti su vakarų medicina, kuriuose išsiskiria šiluma, tai kad ir Krebso ciklas, reiškia už medžiagų apykaitą. Ir labai svarbu kepenų valymui tiek rūgštus, tiek kartus skonis. Šiaip medžio stichija rūgštus skonis, bet medis gimdo ugnies stichiją ir kraujagyslę. Už tai kraujagyslės valo ir kepenis mišinys rūgštaus ir kartaus skonio. Todėl, pavyzdžiui, ryte šiltas vanduo su citrina, spanguolėm, svarainių sultim, lietuviam nubudu. Galima įdėti labai nedaug kartumo. Ką
praktiškai tai reiškia? Pavyzdžiui, karčio kiečio vadinamo pelynu neužvirinto įdėti į vandenį, šaltinio virintą vandenį, ar jūs filtruojat iš vakaro, tiesiog toks nedidelis homeopatinis kartumas ir jūs labai gerai tai pravalysit. Kepenų veiklai kinų medicina skaitė, kad tinka visa tai, kas turi daug spalvų, tai žalia mėlyna spalva ir tikrai mes dabar žinom, kad tai yra chlorofilą turinčios daržovės, o chlorofilo formulė panaši hemoglobino, nes kepenys yra kraujo dėpo, tik tai ten yra magnis chlorofilo formulė, o hemoglobino geležis. Ir tie daržovių troškiniai būtina įdėti ir kitų spalvų, violetinės labai geros, visos kitos. Tai šių dienų mokslas tai rodo, kad tai yra bioflavonoidai, fenoliniai junginiai, jų grupė bioflavonoidai, antioksidantai. Tai tiesiog prailgina gyvenimą, bet kartu ir valo kepenis. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, labai vertinam tuos vadinamus žaliuosius kokteilius, kad nors šaukštais įspaudžiam įvairių laukinių žaluminių, ten garšvų, žliūgių, galim ir saloto lapą mesti ar agurką ir įsidedam į vandenį. Ir tiek salotos, tiek laukiniai žalumynai pas mus turi šiek tiek kartumo ir įdėda rūgštumo. Ir tai mes puikiai išvalysim. Pavasaris yra kepenų veiklos aktyvumo metas ir pavasarį lenda tie žalumynai rūgščiai kartus, kiškio kopūstai, rūgštinės, pienės ir taip toliau. Galiu pereiti ir prie kitos stichijos širdies. Tai mūsų širdies veiklai labai svarbu ir maistas, ir tai, kad veiktų parasimpatinė nervų sistema, kad neįsiderintų tas sinusinis mazgas. Todėl kinų medicinoje buvo daug įvairių praktikų, kaip atrasti tą ramybę kvėpavimo metodų pagalba, bet nemažiau svarbu ir mityba. Ir mityboje labai svarbus tas balansas baltymų, riebalų ir angliavandenių. Ir ten buvo žinoma, kad labai daug riebalų, sočiųjų riebalų, kaip mes vadintumėm, kenkia širdžiai ir išvalo irgi kraujagyslės, kartu skonis, jis mažina ir temperatūrą, nes ugnies stichija ne vien širdis ir tai plonasis žarnynas, atsiminkit, plonasis žarnynas ir kinų medicinoje skaitosi, kad duoda maisto medžiagas gyvajai imperijai, nes jie vadino visus organus, širdis imperatorius, organai tai imperija, kepenis generolas. Ir kartu skonis išvalo toksinus iš riebalinio audinio ir išvalo iš kraujagyslių, tai cholesterolį mažina, bet būtinai ir mityba. Širdies raumuo nusilpsta, mes šiais laikais tai žinom, kad ten reikia ir kofermento Q10, reikia ir fosfolipidų, reikia ir daug kitų dalykų, bet viskas turi būti subalansuota. Negalima perkrauti tos mitybos ir negalima valgyti labai daug. Ir kadangi yra busė taisyklė kinų medicinoje, tai yra medis yra motina širdžiai, busė, motina vaikas ir gimdo. Tai jeigu kepenys ir kepenų kanalas ir medis bus labai netvarkoj, tai tada ir ugnies stichija bus labai netvarkoj ir bus ir kraujospūdis pakilęs ir bus šokinėjantis kraujospūdis. Nes jeigu aš sakiau, medis virčia energiją jam, kad jūs labai paprastai suprastumėt, tai dega žibalas arba dega žvakė. Geriau dega žibalinė senovinė lempa, visi žinot, kas tai yra. Tai netolygus degimas, tai mesti žibalą į ugnį. Kraujagyslės sprogimas, infarktas, insultas. Todėl negalima valgyti alkoholio, tai yra ugnis. Kai prisigeriam daug, skrodimai dabar parodė, kaip tik tai žiūrėjau laidą šiuolaikinę, kad netgi jeigu išgeriama vieną kartą per savaitę, bet daugiau negu 100 gramų, ypač stipraus alkoholio, tai širdis matosi, kad yra tiesiog deformuota ir turi, arba pati širdis turi sustorėjusias sienelės arba kraujagyslių sukalkėjimų. Tai ir kinai sakė, kad tai yra, alkoholis yra dozė gydomoji, labai nedidelė, kai kuriais atvejais ten būdavo žolelės vynų užplykomos, bet alkoholis labai kenkia širdžiai, o padeda normali mityba
ir kartais, jeigu širdis tampa suriebėjusia, pasnikas, tai išvalo kartu ir kepenis, ir širdį. Ir būtinai reikia baltymų. Galbūt kinų medicina akcentavo tuos baltymus, lęšius, kitus, todėl, kad tais laikais būdavo labai daug bado. Ir jie akcentavo, kad būtinai reikia tiek baltymų, tiek gerųjų riebalų, fosfolipidų. Fosfolipidai skiriasi nuo trigliceridų. Mes sakom, kuris aliejus geriausias. Bet fosfolipidų visai nėra aliejuose. Jie lieka išspaudose. Todėl reikia riebius, visadalius augalus valgyti. Avokadus, riešutus. Tai ten yra ir fosfolipidai, ir trigliceridai. Taigi širdžiai kuo įvairesnis maistas ir kuo mažiau emocijų, tokių negerų emocijų, kai mes norim bėgt, simpatinė sistema, kai mus kas nors išgąsdino arba lėtinė įtampa. Todėl tinka visi adaptogenai, kurie ramina nervų sistemą. Mūsų paprastos žolelės, vakare ramunėlės, pasifloros, levandos. Širdžiai reikalinga ramybė Jo, mūsų tai laikais iš bent. tikrųjų ugnies, va ta ugnies, kaip profesorius Dalia paminėjo, stichija, jinai yra aktyvi, jinai yra veiksmo stichija, bet tas, kaip matote irgi mano viršelė, va tas yra yin yang, ne, tos energijos, tai yra, kaip yra veiksmas, taip yra poilsis, kaip yra diena, taip yra naktis. Tai čia tokiam bendram supratimui, kad visos savybės turi savo priešingą, visiškai skirtingą savybę. Tai apie tai šneka Yin Yangas, o truputį, kad dar kas suprastumėt labiau, kaip čia siejam su stichijom, tai tradiciniai kinų medicinoje yra tos 5 vadinamos stichijos, tai yra medžio stichija, tai yra ugnies stichija, yra žemės stichija, yra metalo stichija ir yra vandens stichija. Apie kai kurias iš jų jau profesorius Dalia užsiminė, bet visos tos stichijos taip pat turi ir organus. Tai vat, žodžiu, profesorė Dalį jau paminėjot, vat, medžio stichija, vandens stichija ir ugnies stichija. Tai dar gal trumpai galėtumėt apie vat, mitybą, skonius ir organus paminėti metalo stichijai ir dar kitai likusiai. Tai gal iš eilės, nes žemės stichija yra pati svarbiausia. Kartais kinai vaizduodavo žmogų ne kaip ratą, o kaip įsivaizduokite lėkštutėje mes nubraižom kryžių ir ta, jeigu horizontaliai ta lėkštutė, kaip mano delnas, ir aš persmeigiu virbu. Tai sakė, žemė arba skoniai sucentruoja. Žemės stichija turi būti centre. Prisiminimas apie centrą, nors jinai yra tarp ugnies ir metalo. Ir kas svarbiausia, tai skrandžio ir kasos blužnies kanalai. Ir žmogus auga ir atstato save per saldų skonį. Ir dėja, vakariečiai labai maišo. Pas mus saldus tai yra saldumynai. Kinijoje man teko būti tik Hainanio saloj, kur kinų medicinos tas centras, aplinkinėse parduotuvėse visai nebuvo pyragų, saldainių ir cukrų. Dar kol kas ten žmonės to nevartoja, nes ten paplitusi tradicinė kinų medicina. Ką jie turėjo omeny saldus skonis? Jūs patys žinot, kad grynieji angliavandeniai, tie, kurie yra daržovėse, tai krakmolai, ypač atsparus virškinimui, grynieji riebalai ir grynieji baltymai, tai ir turi tą tokį skonį, tiksliau sakant, pienas, kruopos, turi vos saldų skonį, jie labai retai būna, kad kartus. Ir mitybos pagrindas, kuris priduoda mum atsistatymą ir metabolizmui reikalingas medžiagas, tai yra saldus skonis. Bet dabar saldaus skonio perteklius, ypač kai mes įdėjom cukrų arba saldiklius, sukelia tokią energiją drėgmė. Jūs įsivaizduokit geriau drėgmę augalui. Drėgmė augalą supūdo ir žmogų supūdo. Ir net Pasaulio sveikatos organizacija tose klinikose ir universitetuose, kur naudojamos abi medicinos, leidžia jau įrašyti, yra numeris drėgmės sindromas. Tada, kai pas žmogus daug cistų, miomų, auglių, cholesterolis, reikia visiškai eliminuoti saldų skonį. Pas mus tai pyragai, balti miltai, aišku, ir dirbtinius produktus, kaip margarina, kiauliena turi saldų skonį. Už tai prie kiaulienos mes stengiamės aštrumas. Aštrumas yra metalas. Jis nudrenuoja tą drėgmę.
tai yra sausumas. Tai va, yra drėgmės sindromas, labai serga žmonės. Ir aš tikrai atėjo moteriškė 13 operacijų ir dabar lipomos. Ir, pavyzdžiui, maišo, sako, man ant skydliaukės yra guzelis. Jeigu endokrininė sistema, tai vanduo kaip yra bazė ir dar hormonai visi yra ugnis. Bet jeigu yra kažkokie guzeliai, pakitusi struktūra, kas matosi po echoskopo arba MRT, magnetinis rezonansas, tai jau žemės stichija. Ir labai labai šiais laikais žemės stichijos lygos paplitusios dėl besaikio valgymo susidaro daug šlakų ir dėl to, kad net duonoje, net prie visų vaisių parašyta, kuo saldesnis, tuo labiau, labai saldus, tai visi puola prie to ir perka. Turime mažinti tą saldumą, tokį beskonį palikti, kruopų, pilna grūdės kruopos, nu, tiesiog tai, ką mes valgom. Ir žemės stichijai yra labai svarbu neslopinti gleivių išvedimo. Jeigu mes dažnai sergam slogomis, tai bronchitas, tai aišku, nusilpęs imunitetas, bet tai gleivių išvedimo kelias vaikam, nes pagrindinis skrandžio kanalas eina veide ir per slogą sinusitus išeina ta drėgmė, jinai tada nevirsta miomom, augliais, už tai vaikai dažniau serga, nes jiem išvedimas lengviau vyksta. Čia yra labai galingas kanalas veide, o suaugusiam žmogui jau giliau ta drėgmė atsideda ir jinai materializuojasi kaip akmenys, šlakai. Ką daryti? Mažint, dar kartą kartoju, visų saldumynų, ypač kurių pagrindas yra hidrinti riebalai nenatūralūs, margarinas, o pas mus visi batonai, bandelės, Maksimose, Lidl ir visur kitur kepama visa konditerija su margarinu. Mažint labai mūsų mėgstamą kiaulieną, mažint kepimą, nes tai daug riebalų. Riebalai irgi saldus skonis ir dar kepimo metu, jau sujungiant su vakarų medicina, susidaro daug nuodingų medžiagų, kaip heterocikliniai, policikliniai aminai, rūkant mėsą, biogeniniai aminai, tai nuodai. Ir kinai žinojo, kad maistas turi būti natūralus, neilgai stovėjęs, jie nežinojo tos mikrobinės taršos, bet neilgai stovėjęs. Nedaugiau kaip 3 valandas paruoštas visada. Ir taip mes apsisaugosime nuo daug šlakų, tai padės ir kepenim, ir daug kitom organų. O metalas tai yra žarnynas, Dar plaučiai, o tiktais kaip prieš projekcija oda. einant į metalą paminėsiu truputį, kad žmonės turėtų žemės, sakykim, tokios, ką tas saldumas reiškia. Tai ne tas, ką mes dabar, ką jūs, tarkim, geriat limonadus, saldumynus, kur labai daug cukraus ir panašiai. Pavyzdžiui, tokie produktai kaip šakninės daržovės, burokėliai, moliūgai, kur taip vos atrodo švelniai, natūraliai jaučiasi toks poskonis saldumo. Tai čia yra turima omeny tas saldus žemės stichijos maistas, kuris labai gerai skrandžiui, blužniai. Ir kai yra per daug saldumo, tada, pavyzdžiui, irgi vienas dalykas, kas susidaro, tai ką profesorė Dalia minėjo, tai yra gleivės. Tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus labai daug gaminasi gleivių, ta drėgmė gali būti, pavyzdžiui, žarnyne ir su tuštinimusi gali būti problemų, bet gali būti pasireikšti ir kaip pastovus toksai krenkštėjimas, kosimas, čia limfiniai sistemai, būti tokio perpildymo. Tai čia tiesiog truputį pridėjau prie šito, kad susijęti būtų labiau galima. Ir ką, tada liko metalo stichija. Sako, žmogus gimsta įkvėpdamas, vandenį miršta paskutinį kartą iškvėpdamas, metalas vyrauja senatvėje, vanduo išsenka tuo metu, silpsta klausa, o taip jau minėjau, kad tai plaučiai, storasis žarnynas ir oda. Ir jeigu šalinimas bet kuriam amžiuje, ypač per žarnyną, yra apsunkintas dėl to, kad viduriai iškietėja, susidaro kapšai, moksliškai vadinama divertikuliozė, arba mes vartojam kelis kartus antibiotikų ir nužudėm gerąsias bakterijas, probiotikus, labai pakenkiam žarnynui ir tada net ir odą beria. Ir žarnynui būtinai reikia aštraus skonio. Lietuviai labai bijo to aštraus skonio, nors nuo seno, aš net nežinau, mano, pavyzdžiui, tėvelis pats tarkuodavo tuos krienus vėlai rudenį, tai mes suvalgydavom jų gana nemažai. Dabar žmonės tikriausiai tiek tų nesuvalgo, nes šiek tiek mėsos valgydavom.
ir aštrus skonis yra pagal mokslą, jau ne pagal kinų medicinus, tai yra turintis labai daug antimikrobinių savybių, yra ištyrinėtas ir imbiras, ir pipirai, kiek jie užmuša tų bakterijų, galbūt tose šalyse, kur higienos lygis mažesnis, neturi šaldytuvų, todėl aštrus skonis taip paplitęs. Ir aukštikalnėse, nes aštrus skonis patonizuoja ir plaučius, plaučių kanalą. Už tai mes nevenkime, nebent turime eroziją, tai apsigydykime tą skrandį. Po truputį dėti aštraus, ypač imbero, kuris įrodyta, kad tikrai valo šlakus visuose lygmenyse. Aštrus skonis patonizuoja. Ir mes turime aštraus skonio prieskonius. Prieskoniai be antimikrobinių savybių, beveik visi yra spalvoti irgi. Tai yra antioksidantai. Labai daug antioksidacinių savybių dabar ištirta, ne tik tai ciberžolė turi, bet daug daugiau mokslinių straipsnių kardamonas. Jo galime ir obuolius barstyti kepą. Netgi mūsų gerai žinomi kmynai, kurie negali labai aštraus dėl to, kad turi kažkokią erozijų, tai kmynai padeda deguonies įsisavinimui plaučiuose ir turint priešvėžinių savybių. Mes žinom, kad pilvo pūtimą mažina. Aš visada siūlau atsistatyti žarnyną taip, kaip mokė dar senovės rytai, tiek kinai, tiek ajurveda. Jeigu žmogus valgo nesveiką maistą, vis tiek jis turi tas probiotinės ar kitas bakterijas pritaikytas prie to nesveiko maisto. Ir jeigu staigiai per vieną dieną pradės valgyti, pavyzdžiui, daug troškintų daržovių išsipūs, nebus mikroflora pritaikyta. Tai, pavyzdžiui, troškintų salierų. Šiandien valgiau pietus, troškinau salieras, morkas, brokolį ir vos bulvių garintuvę. Bet paskiau vyras norėjo ant sviesto, kad jam pakepti, jam skaniau. Nors dažniausiai valgom troškintas. Tai aš tą norėjau pasakyti, kad labai daug patiekalų galima pasidaryti, bet jeigu ir įdėt, pavartot kokią 20-30 rūšių daržovių. Dar svogūnų ir kiekvieną kartą naują daržovę, kurios nevartodavo anksčiau, pavyzdžiui, kad ir ropės arba raugintas labai sveika. Tai yra laukiniai probiotikai. Įdėti nedidelį kiekį, tai jūs įsiauginsit probiotikų. Aš apie juos galbūt per daug. Šiaip tai maistas žarnynui yra visadalės tos daržovės, jos neturi daug kalorijų, jeigu nekrakmolingos, užpildo tą tūrį, padeda slinkt žarnynui. O jeigu jau labai gili disbakteriozė, aišku, tuos probiotikus reiktų pavartoti, bet šiaip galite atstatyti ir be jų. Taip, dar paminėsiu, kad žmonėms truputį aiškiau būtų, metalo stichijai priklauso plaučiai ir storasis žarnynas. Tai vat dabar profesorė Dalia kalbėjo apie žarnyno sveikatą ir kad, reiškia, skonis yra metalo stichijos aštrus, spalva šiaip yra taip pat baltos spalvos maistas, tinka, pavyzdžiui, įsivaizduokit kalafiorą ir dar kitų, reiškia, vat, pavyzdžiui, daržovių ir taip toliau. Bet kas liečia dar žarnyno mikrobiotą, kadangi paminėjot, nes priklauso metalo stichijai, tai jo, reikia turėti omeny probiotikai, tai yra maistas, kuris turi gyvų bakterijų, tai yra fermentuotas, raugintas maistas ir jau tada yra prebiotikai. Tai vat, taip kaip profesorius Dalia minėjo, tai yra iš tikrųjų visos vat, daržovės, grybai, uogos, vaisiai, žolelės, prieskoniai, kas turi kažkokių odelių ar kažkokių nevirškinamų medžiagų. Nes jeigu jūs pasidaro tik tais baltų ryžių arba bulvių košės, susimalat, viską nulupat, panašiai, tai skaidulų nėra daug. Bet jeigu jūs valgote tokį mažiau apdorotą maistą, yra tada skaidulų. Ir pats tas maistas galbūt net nėra toksai kaloringas, bet, kaip aš sakau, jau dalis to maisto net nėra tai jumis, nėra jums, tai yra jau maistas bakterijoms, nes tos bakterijos, jos valgo tas visokias odelės ir taip toliau ir jos dauginas. Tai yra, galima, aš tai analogiją tokią naudoju, yra dirvožemis ir dirvožemį yra mikroorganizmų. Bet kad tas dirvožemis būtų sveikas, turtingas maisto įvairiomis medžiagomis, mineralais, kad iš jo augtų kažkas, reikia trąšų tam tikrų. Tai tos trąšos žmogaus žarnyne, galima įsivaizduoti žmogaus žarnyną kaip tą dirvožemį, jame yra mikroorganizmų, tų bakterijų ir reiškia, kad jisai būtų sveikas, reikia kažkokių trąšų. Tai va tos trąšos ir yra tos įvairios daržovės, įvairios odelės, vaisiai, prieskoniai, žolelės. Tai yra tikrai labai
geras balansas, kaip išlaikyti va tokią žarnyno sveikatą. Tai dabar iš principo apibendrinom vat, stichijas ir organus ir skonius. Tai dar tokį greitą klausimą, kaip jūsų nuomonė, Dalia, tradicinė kinų medicina žiūri į balansą mityboje, kaip žmonėms vat, išlaikyti balansą? Balansas jauname ir vyresniame amžiuje šiek tiek kitoks, bet aš kol kas pasakysiu bendrą. Bendras tai, kad gauti maistą ir jie visada daržovės ir grūdus ir ankštinius vartojo. Tai buvo intuityvus dalykus, o mes tada žinom, kad gauna baltymų, riebalų ir angliavandenių ir šiek tiek tai mėsos. Bet jeigu kažkokio skonio norisi intuityviai žmogui, pavyzdžiui, tikrai kartais norisi rūgštelės. Nu, kiekvienas žmogus, lietuvis, ne kiekvienas, bet tas, kuris galbūt turėjo pagirias dėl kažkokių dalykų, nebūtinai smarkiai žino, kad ryte norisi rūgštaus kepenim pravalyti. Kiti, bet ir protų reikia suvokti, kaip jūs sakėte, ar aštraus. Prieskoniai dedami tokie, kurie jum labai labai patinka. O ką reiškia jaunam arba vyresniam amžiui? Jaunam, kol auga, reikia galbūt ir mažiau gleivių, galima ir šiek tiek daugiau pieno produktų, šiek tiek galbūt daugiau mėsos. O, pavyzdžiui, vyresniam amžiui, kodėl kinų medicina nuo 40 metų, dabartinė kinų medicina liepia vartoti adaptogenus. Už tai ir dar vyriški yra ir moteriški, nors šiandien nuo 40 metų testosteronas mažėja, bet dabar tai vyresniem. Tada žmonės 40 metų buvo seni, kai kūrėsi kinų medicina. O moterim estrogenas, progesteronas. Tai liepdavo valgyti soją, bet o pas mus Lietuvoje irgi išmintinga sėmenys. Sėmenys turi lignanų, kurie yra fitoestrogenai. Raudonieji dabilai čia daug kita plati. Balansą norint išlaikyti, reikia laikytis tų senųjų, galbūt ir liaudės nustatytų valgymo būdų, kelis kartus papasnikaut, kad įsivalytumėt ir būtinai valgyti, kaip minėjau, daržovės, grūdai ir kuo mažiau ką nors išimti, iškrapštyti, kepti. Geriausias būdas yra virimas arba kepimas orkaitėje. Anksčiau būdavo ant laužo, reiškia. Ir tada mes atrasime tą balansą ir neprisivalgyti tiek, kad mūsų skrandis kiekvieną kartą įsitemptų ir tada mes valgytumėm didelį kiekį. Mes matom, kad europiečiai yra dalis nutukusių arba labai jau tokių stambių, bet stambus gali būti kaulai, tiesiog nutukę. Ir būtinai balansui reikalinga parinkti savo platumų. O gydymui tai galima viso pasaulio, kadangi kavą arbatą vartoja indų, kinų, tai viso pasaulio žolės gydymui, bet tik pasitarę su žolininkų gydymu. O lietuviai labai nemėgsta, o yra daryta daug eksperimentų, kad vakare reikia vartoti savo krašto žolytes. Ir medetkas, ir liepžiedžius, jeigu reikia truputį paprakaituot, kada pavargę. Ir pasifloras, ir daug tą, ką jūs mėgstat, čiobrelius. Ir mes gaunam labai daug įvairių medžiagų, nes Kinijoje buvo įprasta gydymasis refleksoterapija, bet labai daug augalų, kaip yra Ajurvedoje, tai keli tūkstančiai augalų buvo vartojami retkarčiais. Ne tik arbatos ceremonija, būdavo kur stipriai gydantis ir būdavo taip, kad retkarčiai sveika naudoti. Man Ir labai visus tą patiko, skatinu daryti. ką vat pasidalinot dėl iš tikrųjų papasninkavimo kartais, tai ir minėjot apie intuityvią mitybą, tai kartais vat, jeigu papasninkauja žmogus, labai prasideda geresnis pojūtis, ko iš tikrųjų organizmas nori. Tai jeigu kartais vat, sustabdysite tą, nes virškinimas pastoviai maisto iš tikrųjų daug energijos sunaudoja kūne, tai kartais vaduoti tokių tarpų, kaip gal taiko tą vadinamą protarpinį badavimą arba protarpinį pasninką, o gal kartais tiesiog padaryti vieną dieną, tokią iškrovos dieną, nieko nevalgyti, tik tais vandenį gerti, tai yra labai sveika. Ir kas įdomu, kad tada visi skonių receptoriai ir jūsų vidus taip pat suaktyvėja, pradedamas geriau jausti tas toksai sveikas maistinių poreikių jautimas per savo kūną. Tai čia, sakyčiau, labai svarbus aspektas. Toliau, aš asmeniškai ką dar pridėčiau, kas liečia mitybos balansą, tai balansas tarp, reiškia, kaitinto, termiškai apdoroto maisto ir žalio maisto. Tai kiekvienas irgi turite įsivertinti, jeigu valgom kažką kaitinto,
paruoštos su temperatūra, jie reiškia jau yra, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip fermentai ir panašiai, jau jie suyra. Bet reiškia kažkokio maisto tam pačiam valgyje reikia, kuriame būtų fermentų, nes tada palengvėja virškinimas ir pasisavinimas. Um, Toliau balansas apskritai tarp gyvulinės kilmės ir augalinės kilmės maisto svarbus. Tai jeigu jūs valgote, neprisidėti tik tais bulvių ir tik bulvių ir mėsos. E, Nes tai jo, galima sakyti, kad tai yra augalinis maistas ir gyvulinės kilmės maistas, bet reikia ir kažkokio vat, gyvo žalio, tokio, sakykime, vat, ir kas turi ir antioksidantų, ir polifenolių daugiau, ir flavonoidų. Reiškia, reikia tų spalvų. Tai galima net sakyti, spalvų daugiau, vat, mityboje reikia. Skonius subalansuoti labai svarbu mityboje, kad nebūtų vien tik tai saldu, 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 bet reikia vat, visus tos skonius irgi subalansuoti kartu, sūru, rūgštu, saldu, vat, visą tą subalansuoti. Taip pat karštą ir šaltą maistą, nes yra labai dažnai žmonės valgo daug šaldančio maisto, pavyzdžiui, ten arbūzai, agurkai ir taip toliau, kokteilius, žalius plakasi, pusryčiai, pietus, vakarienė ir visad jiems šalta. Bet reikia kažkokio šildančio galbūt maisto. Tai iš tikrųjų daug labai įvairių aspektų, kaip galima subalansuoti mitybą. Ir galite, jeigu įdomu, pažiūrėti ir profesorius Dalios Sekmokienės Facebook'o puslapyje ir taip pat YouTube kanale. Taip pat pas mane Facebook'o kanale Maistas yra vaistas, galite pasiskaityti daug plačiau. Mes labai aktyviai apie tai rašome, dalinamės. Ir principe šiandien būtų tiek. Tai ačiū labai, kad stebėjote. Tikimės, kad buvo naudingas mūsų pokalbis. Ir ačiū labai Jums, profesorė Dalia, kad galėjau pakalbinti Jumis. Ačiū ir jums, iki kitų susitikimų. Jo. Iki.